Atšalus orams norisi sotesnio maisto, kuris sušildytų mūsų organizmą. Išbandyk šį troškinį, kuris labai greitai paruošiamas ir be galo gardus. Pjaustyk porą, pakepink ant ypač tyro alyvuogių aliejaus, tada dėk mėsos, gabaliukus smulkiai supjaustytus, tuomet sudėk truputį druskytės, pipiriukų ir sudėk visas daržovės supjaustytas kubeliais, baklažaną, moliūgus, o morką sutarkuok tiesiog per burokinę tarką. Pilk verdančio vandens ir dar papildomai daržovių sultinio kubelius ištirpink vandenyje ir pilk ant viršaus. Taip pat pomidorų padažu pagardink dar truputėlį druskytės, pipiriukų, šviežių petražolių ir visą troškinuką troškink apie 30-40 minučių. Gardžiuokis šiuo patiekalu, kuris tikrai patiks tavo visai šeimai. Jeigu nori daugiau mano paprastų receptų, laikink postą, rašyk komentare daugiau receptų ir dalinkis su draugais, o daugiau mano receptų, mitybos patarimų gali rasti Sveikatai palankus svetainėje, kurioje yra receptų, straipsnių skiltis. Ir prenumeruok naujienas, sužinok pirmas naujausią informaciją ir receptus skirtus tau.